Aš tau sapną parašiau, bet galiu perpasakoti dar kartą ir pažiūrėti, kas tau vibruoja. Mhm. Palei tą mano sapnų erdvę, man atrodo, tas sapnas buvo visiškai paryčiui, kad aš taip atsikėliau ir kaip jį dar labai gerai jutau. Ir tame sapne man kas labiausiai įdomu buvo, kad aš nejutau baimės, nes dažniausiai mirtis ar sapne, ar fizinėje erdvėje mane taip sukausto, yra labai nemalonus jausmas. Jaučiu kažkokią baimę, bet sapne tuo momentu jos visiškai nebuvo. Aš gavau bendrabučio kambarį, kaip į studijos laikus nusikėlusi, gavau kambarį ir ten žinojau, kad mirė, man kažkaip buvo vaikinas, nors aš jo gal kažkaip kaip flešiukais mačiau, kaip ir nelabai mačiau, toksai kaip ir žinojimas, ir kad tas kambarys dabar mano. Ir pirmiausiai, kas krito į akis, kad tai buvo be galo daug voratinklių, vorai tiesiog į tokius kokoniukus susisukę, grynai tokia vorų irštva kažkokia tokia, kaip būtų, toksai, kaip sakau, kaip koks rūsys 100 metų nevalytas būtų. Tai aš juos taip pamačiau ir dar pagalvojau, kad jie aš užmigsiu, man ant manęs jie nusileis. Ir kad pirmiausia pradėjau aš juos valyti, su šluota, man atrodo. Paskui pradėjau rasti visokių daiktų, papuošalų, laiškų ir kažkaip man taip pagalvojau, kad juos man reikės turbūt perduoti, gal aš taip gražiai tos papuošalus į tokias krūveles, tai pradėjau dėlioti, taip atsargiai, kažkoks net įdomumas toksai kaip sukilo, kam čia galėjo būti skirta. Atidariau šaldytuvą, jame buvo pilna maisto ir pagalvojau, kad man reikės jį išmesti ir išsivalyti viską. Paskui pasižiūrėjau į kėdę, galvoju, čia viską galima, visas energijas pravalyti, atrestauruoti, renovuoti, susitvarkyti, va tokios mintis. Ir tada dar į kambarį įėjo Karolis, bet labai trumpai kažkaip, kad pasižiūrėti, net neprisimenu, ar kažką trumpai pasakė ir išėjo. Tai dabar, ar šitas sapnas yra mano pasąmonės žinutė man? 3, 2, 1. Tikrai taip. Ir man atrodo, kad per tą sapną tu nusikėlei į kažkokią dimensiją kitą. Aha, Nes dabar tu pajutai, kad labai tikroviška, ne? Taip labai ryšku, labai tikra. Visiškai tikra. Taip tikra, kad kaip čia man tikra viskas yra. Labai ryšku buvo, labai detaliai, smulkmeniškai viskas buvo. O tai kokia ten dimensija? Ar ten aš esu toje kitoje dimensijoje 3, 2, 1? Taip. Ir man atrodo, kad tu tą vaikinuką, kuris mirė, pažinojai. Nors sapne tu jo net pažinai, bet man kažkaip eina sakymas, kad tu žinai, kad jis sirgo, kažkuom jis sirgo, žinok. Ir kad tu žinojai, kad tau nebuvo tokio didelio šoko, kad jo jau nebėra. Dėl to ir tu nejutai to tokio mirties, to tokio baimės ar to mirties skonio, to slogumo, kad kaip tik kažkaip tu jutai, kad čia kaip ir jau jis kaip ir iškeliavo ir aš dabar galiu kažkaip tais susitvarkyti. Aha, tas susitvarkymas, tai čia aš savo erdvę susitvarkau kažkaip. Toks jausmas, kad tu ten nori kaip ir gyventi. Kažkaip ar parduoti, kažkaip, kažkas čia susiję. Man labai, žinau, kažkaip tais pasąmonė veda su tuo vaikinu kažkoks ryšys. Labai toksai, ar tu buvai kažkaip jo kažkokia tai globėja ir kažkaip gal kažkoks toks jausmas eina, kad tu nori kažkaip tą vietą paruošti galbūt kažkam kitam. Ir tu randi kažkokius jo kaip lobį, ne, ten
Daiktus, visokius daiktus vat ir tokius, aha, tokius papuošalus. taip, Ir tu ne laiškus ten kažkokius varčiau, kažkokius kaip žurnalus, dienoraščius, kažkas tai va. tokio. O jėtus kaip vibruoja per kojas, žinok. Mhm. Bet tai tada čia nėra iš mano šio gyvenimo, ar ne? Tai nėra, kad čia kažkaip mano šitas gyvenimas iššaukė šitą sapną. Tai yra kita visai dimensija, kita aš, ar ne? Žinai, kaip man atrodo, kad tavo ta kita dimensija yra susijusi su šia dimensija. Tu, tarkim, kažkaip atrodo ir ten apsivalai, ir čia apsivalai, ir ten kažkaip surišta. Supranti, tu čia valas, bet ir Aha, ten valosi. Kažkokios tai geras. erdvės. O žiūrėk, ar mano dabartinis gyvenimas kažkaip iššaukė tą situaciją ten? Nes aš irgi dabar kažkaip jaučiuosi, kad va taip į kitą etapą einu, apsivalau nuo praeities, kažkaip va tai jaučiu, kad žengiu kažkaip į kitą savo kažkokį tarpsnį. Mhm. Kažkaip atrodo, kad mūsų tie paraleliniai gyvenimai vienas kitą įtakoja, vienus mažiau, kitus stipriau. Mhm. Mes kažkaip surišti vieni su kitais. Aha, Bet vat, netgi kai kurie, pavyzdžiui, am, paraleliniai gyvenimai turi stipresnį ryšį su šiuo gyvenimu. Kažkaip kaip grandis jinai, aš matau. mhm. O Mhm. jeigu aš dabar man pasąmonė parodė man šitą sapną, e, ar tai yra dėl kažkokios priežasties parodė, ar tiesiog aš jau taip išjaučiu stipriau viską ir tiesiog pamačiau, pajutau. Nes buvo, kaip sakant, to vaikinuko mirtis, ar ne, aš ją kaip išjaučiau, nes tai buvo kažkoks mano artimas žmogus kitoje paralelėje ir taip tas atėjo per sapną šitą žinutę. Taip. Tai čia toksai gavos, kaip aš pajaučiau tą kitą dimensiją. Tai nebuvo, kad man dabar labai svarbi šita žinutė būtų. Kaip jinai svarbi, kiekvienos žinutės yra mums svarbios ir man kažkaip atrodo, tai yra susiję, kažką norėjau pasakyti, bet kažkas nukirto mano mintį. Mhm. Taip, kiekviena Ai, žinutė va, yra va, svarbi. Aš va. net pati pagalvojau, kad kažkokią nesąmonę pasakiau. Nes tu kažkaip sakai, va, man mirtis man sukausto mane. Tai pas tave vis dėlto dar yra kažkokios tai užslėptos pasąmonėj baimės, Aha, labai nes tave tai vibruojate. kausto, nes Aha. tave tai kausto, ar ne, kažkaip slogumas tokį, Taip, pavyzdžiui, taip. pajūti. Nuo vaikystės man yra tokia mirties, bet ne tai, kad aš apie save galvočiau ir bijočiau tos mirties, bet kai kažkas aplinkoje artimoje miršta, nu, čia daugam taip yra, ar ne, yra tas labai toksai, kažkaip mane net sukausto, kažkaip tais tokia baimė kažkokia labai labai slogu, labai tokia į kažkokią erdvę nemalonę atrodo papuolu. Daugam čia iš tikrųjų kiekvienas kažkaip tą vat, žinai, dar priklauso, kokia ta mirtis tam žmogui buvo, ne? Taip. Jeigu netikėta mirtis, tai būna toks kaip šokas, jeigu tu žinai, kad tas Bet žmogus jeigu ir nebūna kentėjo. šoko, pavyzdžiui, būna senas žmogus, aš, pavyzdžiui, čia mačiau mūsų laiptinėje irgi mirė ir išnešė. Atrodo, aš mačiau tą žmogų ir jisai jau tikrai jau tokio amžiaus, kur labai gerai netgi visai jau išeiti yra. Mhm. Ir vat vis tiek man tokia ta baimė, taip vat pamačius, kaip išneša, nors atrodo nieko neturėčiau taip jaustis, nežinau kodėl, netgi kaustanti tokia kažkokia tais. Jo, čia reikėtų kažkaip stengtis atidirbti tai, Mhm. kad tavęs taip neveiktų, nes supranti, kas yra? Mirties energija turi savo, kažkaip tave veikia ta energija, mirties energija, kažkoks Mhm. šaltis. Aš netgi jaučiu, vat, netgi šiurpuliai eina, tave visą tiesiog šaltis kausto, ta mirties energija, tu esi jautri tai mirties energijai.
O tavęs taip neveikia? Taip save dabar taip nuskanuoti, jeigu pamatai, kad kažkas, e, kaip tu Žinau, reaguoji. saulė, buvo, man darbas buvo lavoniniai. Vienu Eik tu, momentu čia prieš keletą metų atgal jo. eik tu, Aha. geras. Tai į visus žmones žiūrėjau kaip į lavonus. Toks buvo momentas. Į visus. Buvo, žinok, biškį toksai, vat, kad Ties, žiūriu, žinai, ir aha. matau lavoną vos ten, nu ką, žinai, kūnas, rūbas, bet irgi būdavo toks, Aš tai esu pagalvojus, kad negalėčiau, žinok, dirbti tokioje vietoje. Tokia šaltų nervų esu. Mano mama žinok, tokia kažkur, yra. bet žinok, kažkur pasąmonėj vis tiek įsirašo tokie dalykai, Mhm. nes tu supranti, kad koks iš tikrųjų trapus tas mūsų gyvenimas yra. Mhm. Bet kažkaip, žinai, kai tu lankaisi tokiose vietose, po to kažkaip tu pripranti energetiškai, Mhm. nebejauti to tokio, žinai, Žiūrėk, bet, o tau. Mhm. Gerai, pavyzdžiui, tęsk. kiekvieną dieną, tarkim, mane matai tos šaldytuvus, eini ir žiūri, skaitai vardą, pavardę ir matai, žinai, ir aš tai būdavo, o, va šits šaunuolis išgyveno 90 metų, o, va šits jau biškinu trumpiau, žinai, o Biškį netgi va tokie pramogų dalykai. radai. Bet baisiausia, kai vaikus matai. Aha. Bet yra tas toksai, vat, ta tokia šaltis, ta tokia energija Mhm. jausdavau. Bet kažkaip neveikia, supranti, kitų veikia kažkiek, bet ne taip baisiai. Mhm. O tai dabar, ar man čia yra kažkokia irgi va tokia, kaip aš turiu susitvarkyti su ta baime tokia, čia mano yra toksai, kažkaip man per tą sapną bandė parodyti, kad kokia ta savijauta gali būti. Taip, aš manau, kad čia, žinok, saulė kiekvienam liečia, kad mes kažkaip turim išmokti mirtį Priimti kaip priimti natūralų. kaip natūralų dalyką Mhm. ir kad kažkaip aš vis galvoju, kad kodėl mirties energija tokį šaltį neša. Nu, paklauskime. 3, 2, 1. Todėl mes jaučiame savo kūnų šaltį, net plaukai atrodo tokiais pagaugais nueina oda. Ir atrodo tave kaip į ledą sukausto tas kūnas, toksai šaltis, tingdantis. Taip, žinok, čia irgi kažkokios matyt bus programos irgi mums. Mhm. Dabar bandau nuskaityti tą mirties energiją, jinai iš tikrųjų, jinai nėra tokia, kokią mes jaučiam. Kažkokia tai va programa, kuri nereikalinga mums. Išsimetam tas programas, aš tai noriu išsimesti, Aš irgi noriu išsimesti. noriu išsivalyti, noriu transformuoti šitą, kad aš taip nejaučiu, nes aš tikrai puikiai jau suvokiu, kad tai yra neišvengiamas procesas, kad toks tas dabar mūsų pasaulis yra. Ir mes atėjome į tokį pasaulį jį pažinti ir tyrinėti. Ir iš aukštesnio lygio mes, kai jau atsiskiriame nuo kūno, mes net nematome šito, kad tai būtų taip blogai ar taip kraupu. Tai noriu išsivalyti, abi išsivalome, tada Mhm. 3, 2, 1. Čia mentalui kažkaip labai per mentalą eina kažkaip. Aha, tai va, Emocinis, vat kažkokios tai programos. tai susitvarkome tada jas, nes dabar pamatome, iš ko norime. Bet kad nebūtų ta savijauta tokia, kad būtų galima ramiau į tą visą procesą pasižiūrėti ir suprasti labiau tos Supranti, aukštesniuosius į tą aspektus. mirtį eina toks žodis, tu turi reaguoti kaip į gimimą. Kaip, pavyzdžiui, kaip va gimsta, džiaugiesi, ir kai miršta, Mhm. tu džiaugiesi. Nes taip kažkaip, vat, pavyzdžiui, kur čia kažkokioj šaly, jie
ar Afrikoje, man atrodo. Afrikoje jo jie džiaugiasi, kažkaip tu turi tą mirtį palydėti su lengvumu, o ne su tokiu Mhm, sukaustymu. Tik vat sakau, žmonės ko labiausiai bijo, tai bijo atsisveikinti greitai, nes būna šokas. mhm, Kažkaip turi pasiruošti mentališkai, kad kažkaip, kad tu priimtumei va šitą va dalyką kuo paprasčiau ir ramiau. mhm, Bet mes nesugebam, nes iš karto ima mentalas, emocinis kūnas. E, mhm, Kažkaip turėtume mes išmokti priimti kaip gimimą. mhm. Gerai, užtvirtinam šitą mes. Užtvirtinam. Dabar žiūrime vat, į mirties tą energiją kaip į gimimą. 3, 2, 1. Kaip ciklas, kaip medis numetė lapus ir paskui vėl kitą pavasarį jis juos augina naujus. Taip. Na taip mes turim žiūrėti, šaunuolė. Koks O dar lengvumas užėjo. man irgi, žinok, iš to sapno tas liko, ta savijauta tokia ir faina, jeigu aš ją sugebėsiu taip ir neštis. Kad taip ramiai visiškai pasižiūrėti. O kodėl, ar yra priežastis, kodėl tame sapne į kambarį įėjo Karolis? 3, 2, 1. Ar tai buvo ne Yra, jis? ne, man atrodo, kad Karolis. Mhm. Smalsumas norėjo pažiūrėti, ką tu ten veiki. O jisai Mhm. žino apie hipnozės aplamai, Saulė, žino? Žino, Ar aš ar perskaičiau jam ir įdomu? įrašus taip, taip, taip. Jam įdomu. Man atrodo, kad tu ką darai, jam kažkaip įdomu. Mhm. Kažkaip pats nesikiša per daug, kad tu esi atlikus su juo kokias hipnozes, pavyzdžiui, jam. Ne, ne, būna jam kažkas, jeigu su sveikata ar kažkas, tai aš jau pasižiūriu. Mhm. Ar atakos kokios stiprios, ar darbai nesiseka kažką, vat pasižiūriu, aha, bet per daug aš nelendu, nes jis turi, aš taip manau, kad turi savo valią pareikšti ir eiti į tą ir esu sakiusi, kad galiu bandyti ir įvesti, bet turi dirbti ties tom, aš už tave nedarysiu nieko. Ekstra atveju Mhm. galiu pažiūrėti. Bet jis ir Taip, nevaržo tavęs, ką tu darai. ne, visiškai Aha, ne. tai va čia tas kažkaip ir nori tau pasakyti, kad jam smalsu, įdomu, bet jisai vat kažkaip per daug nesigilina, bet ir nieko prieš, Tai ką tu grynai va darai. taip įlindo pasižiūrėti, ar ne, va taip Mhm. pasmalsauti kažkaip, ar Įkišo ne, nosį. Taip, gaunasi taip, taip, pasižiūrėt, kaip tu, ar tau viskas gerai. Mhm. geras. Jo, nes man toksai jausmas ir buvo, kad va taip pasižiūrėti, nei pasakyti, nei kažką užjausti, bet tiesiog pasižiūrėti, ar viskas gerai, kad pasižiūrėjo ir išėjo. Jo, Va jo, taip jo. Aha. kažkaip va taip ir buvo. O dabar tas vaikinukas, kuris va toje kitoje dimensijoje ar paralelėje mirė, ar galime pakviesti jį ir pažiūrėti, ar jisai norėtų man kažką pasakyti? 3, 2, 1. Jisai sako, tu man taip kaip jautriai, netgi apsiverkti, žinok, jaučiu aš jį. Gerai, išjunkime emocijas apie Mhm. dabar ir skaitome tiesiog tą tyrą informaciją. 3, 2, 1. Sako, tu vienintelė, kuri manim rūpinais. Aha. Jautėsi vienišas. Sako, aš jutau kiekvieną tavo prisilietimą, jis man atrodo toks kaip paralyžiuotas būtų buvęs, Mhm. kažkas jam nutiko. Labai artimas, bet nejaučiu, kad būtų buvęs kraujo ryšys, tu jam kaip globėja, žinai, kažkaip taip, Mhm. tu rūpinais ligoniais, kažkaip man eina atsakymas. Gal aš kaip slaugytoja kokia buvo Slaugytoja, tai Mhm. Labai rezonuoja, o jėtus kaip per galvą laksto energijos, žinok, širpuliukai tiesiog. kažkaip, kad tai neturėjo, kažkaip labai juto tavo tą buvimą, Mhm. neturėjo jis kažkokio, sako, aš neturėjau nieko artimo. Mhm. Tu jį žiūrėjai kaip į sielą, ne kaip į subyrėjusį kūną, žinai. Mhm. Sako, aš tau būsiu be galo dėkingas.
Čia berniukas, kažkoks vyrukas. Taip ir buvo sapne, kad kaip jaunuolis, už tai ir bendrabutis, tas toks jaunuoliškumo toksai įvaizdis buvo. Aš tada jam tiesiog noriu perduoti, kad vat, aš jo tą žinutę gavau per kitą paralelę, aš esu dabar kitame gyvenime, aš neprisimenu jo, bet aš gavau vat, per sapną jo žinutę ir tada dėkoju, kad pasirodė. Ir tada, jeigu aš jam galiu kažkaip reikia pagalbos ar padėti išeiti į portalą, ar kažkokios šviesos palydėti jį reikia, tai aš sutinku tą padaryti, jeigu jam reikia. Jam reikia, nes jam kažkaip energijos trūksta. Taip, jeigu kūnas visas nusilpęs ir ilgai buvo, tai tada padedu aš jam, tada duodu taip pat labai labai daug informacijos jam studijuoti apie sekančius gimimus, apie gyvenimus, apie viską, tiesiog ką mes telepatijoje jau esame informaciją surinkę, kad jisai iš absoliuto gali informaciją visą teisingą gauti, kaip jisai gali dabar tyrinėti viską kosminėje erdvėje, kaip jisai gali susikurti dabar, eiti į portalą aukštų dažnių ir ten tiesiog dabar jis turi naują kūną, kuris jo nėra sukaustęs. Jisai dabar gali užsiimti viskom, apie ką jisai svajoja, susikurti va tokią erdvę, atsigauti, atsiregeneruoti. Taip pat išsivalo, tegul visus, padeda išsivalyti visus emocinius kūnus ir viską, kas jį dar traukia prie to žemiško gyvenimo, kad padėti užsikelti energijas. Ir aš kaip saulės vaikas nušviečiu jam saugų kelią, eiti į portalą, atsiregeneruoti. Kaip žinau, gražu, man atrodo, jis buvo prisirišęs prie tave saulė. Prisirišęs, tai ta prasme, kad ne energetiškai prisirišęs, bet prisirišęs tiesiog kaip sielos, kaip tas sielos toksai prisirišimas, ar ne? Taip, sielos prisirišimas, taip. Gerai, ir tegul jis visus kontraktus išsimeta, viską iš to gyvenimo atsijungia nuo žmonių, kurie galbūt dabar ten dar jį laikytų prie to pasaulio. Taip pat gali atsisveikinti dar, jeigu kažkokių svarbių žmonių yra, paduoti kažkokią gražią žinutę jiems perduoti sapno metu, kad paleistų jį. Niekas nelaiko jo, niekas negrąžina jo, joks nei žmonės, nei materialūs kažkokie dalykai. Tu kalbi ir aš matau, jis taip kyla ir tokios kaip sluoksniai, žinai, atsikabina nuo jo. Labai gerai. Dabar atidarykim jam portalą. Gerai, atidarau jam portalą. Patikrinam, kad ten tikrai yra šviesos portalas. Ir jis ten eina atsiregeneruoti, ilsėtis ir studijuoti kosminę informaciją. Ir jeigu jam kada manęs reikia, jis gali mane pasikviesti. Siunčia tau, žinok, oro bučinukus, taip, kaip gražiai. Ir man, ir tau, sako ačiū. Tai prašom. Gerai, tai tada susveikinam, ar ne, ir atsijungiam. Ir jis pasiruošęs išeiti. Jo, man atrodo, kad jis buvo tave įsimylėjęs. Tai gal ten tie papuošalai visi ir kažkas ten parašyta buvo man skirta? Gal. Nu gerai, dabar kažkaip tyrinėti paraleliai pasaulis. Kažkaip. Nu gerai. Tai tada šiam irgi oro bučinuką pasiunčiu. Kaip gražu. Kaip fainiai. Jis patenkins, žinok, išein. Nu gerai. Tai tada susveikinam. Su šypsena, kaip šiurpuliai užkilo. Šiurpuliukus pajutau.
Žinok, patenkins išėję visas švytintis. Gerai, nu super. Tai tada mes irgi atsijungiam nuo šitos informacijos. 3, Mhm. 2, 1. Gerai. Nubairė, ne? Mhm. Gerai, dabar tada aš stabdau šitą įrašą ir einame prie tavo sapno, gerai? Ar yra dar kažkas, ką nori pasakyti? Ne, einu prie to sapno Gerai, patyrinėsim. stabdau aš tą